manau, kad prieš Neptūną irgi gali tą daryti. Arno Butkevičiaus pirmasis tolimas metimas į savo buvusios komandos krepšį ir... Tai gali spėkdėjimų. Dabar Sirvidis kitoje pusėje iš toli laisvas, bet prameta. Birutis koja kamuolį. Oi, gražiai. Ir dar vienas dėjimas. Atsako pavelkai tuo pačiu Birutis dar rodo. 13-9 po Lauryno Biručio užtikrinto starto pirmajame rungtynių ketvirtyje. Francisko pakeitęs stiliuką savo šukuosenas. Labai krenta į akis. Labai tvirta buvo Zeino Watermano pražanga, bet jį buvo nė motais. Baudų metimo linijos. Bet su tokiais procentais Neptūnas turi pakankamai gerą rezultatą, nes Žalgiris irgi nebaudžia, čia dabar įspūdingas Francisko perdavimas ir... Prameta dar vieną Neptūno tritaškį ir dar sykį Žalgiris turi galimybę bėgti priekį. Menekas 2 metrai geri nuo tritaškio linijos. Stiprybė turbūt vienintelė. Norėjau sakyti, tą ir norėjau pasakyti. Tai dabar pastaruoju metu tikrai realizuoja gerais procentais. Buvo patyręs tą traumą pasiruošimo sezono metu Brady Menekas, o Kauno Žalgiris. Kartojame, matėme, tikrai buvo. Paskutinė Žalgirio ataka pirmajame ketvirtyje. Dar kartą Francisko Smailagičius. Mes keliaujame į trumpą pertraukėlę. Dar sykį pasigražėja Francisko ir Smailagičius sukurtų paskutiniuoju. Ir Neptūnas gali turbūt pasidžiaugti tik tuo, kad per pirmąjį kėlinuką komanda suklydo tik vieną kartą. Čia ir vėl nėra pražangos prieš Pocevičius. Alenas Smailagičius tęsia puikiai. 5 sekundės atakai Lekavičius Mičelui. Mičelas pritraukia 2 varžovus, bet veržiasi iki galo ir... Žygis sugeba sugauti ir pelnyti 2 lengvus taškus. O čia ne ką sudėtingesniais taškais atsako Alenas Smailagičius. Neptūnas bando zonę gynybą pastatyti, Sirvidis priema laisvas kamuolį, meta iš 7 metrų tritaškį ir pat niekas jo net nepastiko, 2 driblingai ir žinant Sirvidžio pasitiko. Neptūno ataka taip pat nerezultatyvi, prameta Arnas Beručka, Francisko iš toli. Silvano Francisko, taiklus. Mažiau nei 2 minutės prie to įspūdžio tikrai neprisideda. Butkevičius tiesiog apiplėšė Deširabui. Tiek, kad nemaniau, kad šitas sakinys gali turėti bent lašelį logikos, bet šią savaitę būtent taip viskas ir klostasi. Gerai, kad ši savaitė baigėsi šiandien. Čia Birutis sugeba. Žalgiris ir toliau priekyje ir čia Lekavičius ir Smailagičius pasirūpina, kad Žalgiris... Lekavičius drąsiai po driblingo. Lukas Lekavičius. Ir komandas skiria 11 taškų. Walkeris po driblingo per Gailiaus rankas. Pro nugarą Walkeris atlieka perdamas Smailagičiui. Šis smeigia tritaškį. Išsklaidyta Žalgirio gynyba. Smailagičius prie Pui. Pocevičius laukia perdavimo baudos aikštelės prieigos. Sirvidis blokuoja Gailiaus metimą. Lonnie Walkeris šį kartą į kraštą laisvam Sirvidžiui. 3 taškai su pražanga. Martynas Pocevičius. Pražangas. Pasižengia 5 kartą, plius gauna techninę pražangą. Menekas ties 3 taškų, puikus perdavimas Alenui Smailagičiui ir... O čia Menekas kaip suranda Igną Brasteikį. Atakuot nueina iki kitos opcijos, Menekas laisvas iš toli, bet prameta. Birutis buvo kamuolį puolime, Sirvidis ir aišku 3 taškai kaip... Ir Georgas Vauras prašo vandens pertraukėlės. Lekavičius pasako, kad net negalvokit apie jokius ir Žalgirio gynybą jos metu. Pradėjo rungtynes Arnas Butkevičius irgi tolimų metimų.